Mėly Lietuvos žmonės, jau daugybę metų aš esu televizinė pelė. Daugybė minčių per tą laiką mano pasakyta. Gerų ir blogų. Gal kas įsižeidė, gal kam nepatiko. Atsiprašau visų Lietuvos žmonių. Atsiprašau, čiutačkai vėluoju, žinot. Šitas akumuliatorius 12 metų senumo, na gal biškai jau ir senas. Kai senas tokiai mašinai kaip mano, neužsivedžiau, neužsikūriau. Jau ponas pradedat, jau kažką šneka? Ką tik atsiprašau visų Lietuvos žmonių už viską, ką esu padaręs. Nu, iš jūsų čia taip nesitikėjau. Nu, bet kad Lietuvos atsiprašys Paksas, tai aš irgi nesitikėjau. Bet prašau, atsiprašė ir užvedė mane ant kelio. Ačiū, Rolai. O tai kaip čia išeina, ką, Paksius buvo kaltas? Nu, tai taip reikia suprasti. Reiškis, Paksius buvo kaltas, aplinka ne prie ko. Jeigu jis pats atsiprašė, reiškia jis kaltas. O kaip čia išeina dabar, tai čia mes turim atsiprašyti aplinkos? Atleiski mums, Sigutė Jačėnai, nepykė ant mūsų Rosvaldai Gorbačiovai. Atleiski mums nusidėjėliams, taip pat ir Alvydai Medalinskai su visais savo tualetiniais popieriais. Atleisk Onutę Valiukevičiūtę. Atleiski mums. Atleisk mums ir Dalią Kutraitę. Atleiski mums. Atleiski mumis ir Gintarą Šurkau. Atleiski Gintarą Šunkau. Šurkau. Nors ir sunku man ištart šitos žodžius adresuotus jūsų asmeniui. Oficialiai pareiškėme. Aplinka nekalta, tai Paksas buvo prisidirbęs. Ale kaip žmogus vat nori į valdžią, ha? Kad net Jurgio Razmos rekomendacijos atsiprašyti paklausė. Reikia džiaugtis, kad Razma paprašė tik tais atsiprašyti. O tai jeigu būtų paprašęs nusimaut kelnes ir atsisėsti ant skrusdalynų ir dar patapšnot per jį su savo šikna arba persirengti šokėjos drabužiais ir pražygiuoti su trimitu per Gedimino prospektą. Tai dėl valdžios būtų viską padaręs. Tai ačiū Dievui, kad Razma dar prilaiko sveiko proto ir kultūros. O tai Paksai lieptų Razmą sušluotą tarpukojį skraidyti raganos būdu, tai ir tai turbūt pakiltum levitaciją paneigęs. Gravitaciją, atsiprašau.